Va pas mane universitete mokslo grupiai buvo atliktas irgi tyrimas, gana neseniai, gal 20 metais, kur analizavo, kaip lietuviai suvokia klimato kaitą. Tai visų pirma, kad mes Lietuvoje suvokiame klimato kaitą, nutolindami ją tiek erdvėje, tiek laike. Mes galvojam, kad vyksta kažkur tai toli nuo mūsų arba kažkur toli ateityje, bet net čia ir ne dabar. Sveiki visi, mes esame podcast Nesveikas ir šiandien su jumis aš Domas. Aš Augustė. Taip pat mes šiandien turime gerbiamą svečią ir prašysime, kad jinai prisistatytų. Tai sveiki, aš esu Jonė Vitkauskaitė Ramanauskienė, dirbu Kauno technologijos universitete, dėstytoja, mokslininkė, tyrėja, neseniai apsigyniau daktaro laipsnį, to labai didžiuojuos, tai esu mokslo daktarė, aplinkosaugos sociologijos kryptyje. Supratau. Tai tiek. Taip, ir šiandien mes kalbėsim kaip tik temą, kuri yra labai susijusi su tavo tiek daktaro disertacija. Tai šiandienos tema yra, kas yra tvarus judumas ir kaip tai galėtų padėti sumažinti tavo asmeninį indėlį aplinkos taršai, kad mažiau kenktum aplinkai. Tai pirmiausia, gal tada būtų klausimas būtent asmeninis, gal tiesiog šiaip tau. Tai kaip jau minėjai, kad esi KTU dėstytoja ir daktarė mokslo. Tai koks specifinis tavo sritis, ta mokslo, kaip pasakyti, kur? Tai mano tas daktaro diplomas yra sociologijos srityje, bet kokiu atveju, kai jau rašai tą disertaciją, kažkur labiau specializuojasi į kažkokią tai sritį, tai tarkim galėtų ten kiti sociologai į kokią nors demografiją linksta, tai vat mano yra tas sritis aplinkosaugos sociologija, kuri nagrinėja tą individo santykį su aplinka, kaip mūsų individualią arba visuomenės net elgsena, kaip jinai prisideda prie aplinkos taršos, kaip kažkokios tai socialinės struktūros veikia mūsų elgseną, turinčią įtaką aplinkai ir taip toliau. Aš norėjau paklausti irgi tokio šiek tiek asmeninio klausimo, kaip būtent nusprendei domėtis tom, kas sudomino, kad būtent aplinkosauga rūpi, kaip reikia rūpintis aplinka ir panašiai. Galbūt buvo kažkoks įvykis ar panašiai kažkas tokio, kad... Šiaip tai įdomu, kad paklausai, nes buvo ir aš galvoju, gal nebuvo tokio kažkokio tai vieno labai specifinio, bet aš atsimenu, kad kai dar mokiausi čia VDU bakalauro studijose, važiavau į mainus į Gruziją ir Gruzijoje žmonės yra... Aš nežinau, dabar gal yra situacija pasikeitus, bet bent jau kai aš buvau, aš ir pati nelabai rūpinausi tą aplinką. Bet Gruzijoje ypatingai pastebėjau, kad žmonės kažkaip nesvarbu jiems būdavo, šiukšlindavo ir taip toliau. Ir šitas dalykas, aš tiesiog pradėjau kažkaip atkreipinėti į tai dėmesį. Ir aš tada sekmadieniais eidavau mokytis į ten tokio viešbučio restoraną ir aš sėdėjau tam restorane ir aš galvojau, kad dabar aš eisiu aplinkosaugos keliu. Kažkaip tiesiog būdama Gruzijoje iš ten nusprendžiau, nes man tai labai atkreipiau į tai dėmesį ir pagalvojau, kad tai yra svarbu, tai taip ir pasukau to keliu. Kartais tas, man atrodo, reikia to tokio kraštutinumo, kad pamatyti, kad tai vis dėlto yra problema. Nes kai dar Kaune, Lietuvoje, irgi tai turbūt matosi, bet gal ten jau buvo jau net ir iki kito lygio, kad jau eina savo, gal iš tikrųjų vis dėlto tai yra labai svarbu, reikia dėl to daugiau kažką daryti. Taip, iš tikrųjų, tai net čia vienas toks įdomus faktas, kad prieš gal nežinau kelis metus man atrodydavo, kad visi matė tą straipsnį, bet aš kai pradėjau kalbėti su studentais, niekas jo nematė. Tai tiesiog buvo išėjęs Delfyje 15 minučių ir taip toliau populiarioje spaudoje, buvo išėjęs toksai straipsnis, kur padarytas tyrimas apie tai, kad tyrimo rezultatai, kad labiausiai klimato kaita yra paveikusi Lietuvą. Iš visos Europos, kad mes esame labiausiai paveikti. Ir lietuviai kažkuria prasme gal net didžiuotis pradėjo, kad mes vėl kažkur esam pirmi. Bet tas tyrimas buvo atliktas analizuojant tik tais 4 rodiklius. Dabar aš neatsimenu visų tų 4 rodiklių, bet jie kažkaip susiję su Baltijos jūros, žodžiu, to vandens šilumą, pakilimu ir taip toliau. Tai buvo tam tikri 4 rodikliai, kurie atspindėjo,
kaip klimato kaita yra paveikusi, nu, vat, kažkokius tai tą gamtą. Bet tai neatspindėjo, kad mes kenčiame nuo klimato kaitos. Ir man atrodo, kad aš pašnekėjau su vienu klimatologu nesenai, kad jisai sako, man labai nepatiko tas tyrimas ir to tyrimo rezultatai, nes tai gali siūsti tokį signalą, kad jeigu mes Lietuvoje esam labiausiai paveikti klimato kaitos, tai reiškia, kad ta klimato kaita nieko baisaus, nes mes jos dar per daug ir nejaučiam. Taip, tai ką tu ir sakai, kad tikriausiai reikia kartais pajausti tą kraštutinumą, kaip kokio Ispanijoje tokius jau kažkokius, tai nežinau, ekstremalias oro sąlygas, kad iš tikrųjų tu suprastum, kad tai yra problema. Ir iš tikrųjų, man atrodo, vienas irgi labai svarbus faktorius, kad daugelis, man atrodo, įsivaizduoja tą klimato kaitą kaip kažką tokio, kas ne visai tiesiogiai susijęs su pačiais jais. Kad ten, nežinau, padaugėja šilumos, nežinau, kažkokia tokia aplinkos tarša, ir toksai kažkoks terminas, kuris toksai kaip ir atrodo nieko nereiškia, bet kai pagalvoji iš asmeninės pusės, kad ir kiek sveikatai tai paveikia visko, kiek kasdienybė padaro sunkesnė, kiek net ir tokius dalykus kaip kainas gali pakelti, jeigu, tarkim, su maisto tipo pramonė paveikia. Tai, man atrodo, dar tas yra, kad mes labai atitoldinam save nuo kas yra klimato kaita ir ką reiškia ta tarša iš tikrųjų. Aš manau, dažniausiai būna tas toksai, aš nieko negaliu pakeisti. Dėl to tiesiog susigyveni ir galbūt, kaip sakė, atitolini save nuo to, nes, aš nepakeisiu, vienas šis žmogus, tai tipo ir nesvarbu realiai dėl to ir bandai ignoruoti gal netgi. Tai, ką jūs sakote, iš tikrųjų netgi yra labai tokie specifinės tyrimų sritis. Ką jūs paminite, tai pavyzdžiui, pas mane universitete mokslo grupiai buvo atliktas irgi tyrimas, gana neseniai, gal 20 metais, kur analizavo, kaip lietuviai suvokia klimato kaitą. Tai visų pirma, kad mes Lietuvoje suvokiame klimato kaitą, nutolindami ją tiek erdvėje, tiek laike. Mes galvojam, kad vyksta kažkur tai toli nuo mūsų arba kažkur toli ateityje, bet net čia ir ne dabar. O kitas dalykas, kad ką tu paminėjai dėl to tokio, kaip ir aš vienas nieko nepakeisiu, tai man atrodo, čia yra dalis problemos to, kaip yra komunikuojama apie tą klimato kaitą, kad iš vienos pusės yra kalbama labai apie kaip mes kenkiame aplinkai, kaip mes kaip individai kenkiame aplinkai, tokia kaip kaltę mums lyg užmeta, nesujungiama su tuo, kad mūsų veiksmai kenkia mums patiems. Kad tai nėra tik tais, kad teršiam orą arba kažkaip teršiam vandenynus ar tirpdom ledynus, bet kad visa tai turi įtakos ir mūsų sveikatai, ir mūsų ekonomikai ir taip toliau. Ir kadangi žmogus yra kaltinamas, tai ir gaunasi toksai, manau, kad gynybos mechanizmas. Kaip ir gynybos, turbūt čia jūs iš psichologijos geriau žinot, kas ten jau tada mūsų galvoj susideda, kodėl tada žmonėms tokia atmetimo reakcija ir tiesiog bejėgiškumo jausmas, kad aš vienas nieko nepakeisiu. Dar, man atrodo, visas tas, kadangi pokalbis vyksta tokiu dideliu mastu, kad čia visų indėlis prisideda prie to. Kad arba, tai ypatingai didelis yra tas toksai kaip ir argumentas prieš tą, kad aš vienas nieko negaliu padaryti, nes, didžiausią taršą daro tos įmonės visokios, ar ten tų, angliškai žinau, oil, tai naftos įmonės visokios, arba kad ir gyvulininkystės visa industrija, kiek jinai iš tikrųjų smarkiai daug prisideda prie to. Ir tada toksai pamatai tuos procentus ir pagalvoji, o tai ką mano tas vienas sprendimas gali pakeisti. Bet aišku, mūsų yra kokie milžiniški skaičiai pasaulyje, tai jeigu visi kažkiek prisidėtų, tai jau būtų didelis efektas. Jo, ir aš atsiminiau, galit mane pataisyti, ar čia netiesa ar ne, bet aš kažkur tikrai skaičiau, kad per karantino laikotarpį, kai žmonės labai būdavo namuose dažnai ir neišeidavo, kad gamta šiek tiek ir buvo atsigavus nuo šito. Kad vadinasi, mes galim kažką padaryti. Taip, tada buvo, man atrodo, labai ženkliai tos emisijos kritusios, bet aš dabar irgi tiksliai nežinau, kad man atrodo, kad jos pasibaigus karantinui ženkliai iššoko vėl. Visi vėl prie vairo, tik tai, kad nenamie. Taip, ir dar kitas dalykas, tai kad kartu ir per karantiną, kas labai išpopuliarėjo, tai elektroninė visa prekyba, kas irgi prisideda prie visų emisijų ir taip toliau. Tai dabar kalbėjom labai taip abstrakčiai ir plačiai apie klimato kaitą, apie žalą ir tas būtent kaip mes prisidedam galbūt. Kaip specifiškai tvarus judumas, pirmiausia, kas tai yra ir kaip tai prisideda prie klimato kaitos arba taršos? Tai tvarus judumas, tai yra įvairių tokių vertinimų, kas yra tvarus judumas. Iš esmės tai yra
judėjimo būdas, kaip mes renkamės judėti, kaip mes renkamės keliauti, kas nekenktų nei aplinkai, nei visuomeniai, nei ekonomikai. Tai čia irgi gal labai taip, nes galima atidaryti visą teorinę diskusiją, tai kas yra tas iš tikrųjų tvarus judumas, ar tai yra elektromobiliai, ar tai yra tikrai automobilio atsisakymas. Aš asmeniškai pati vertinu, kad tai yra automobilio atsisakymas, nesvarbu, ar tai yra elektrinis automobilis, ar tai yra iškastiniu kuru varomas automobilis, kad tiesiog automobilio atsisakymas ir kad joks ar eko vairavimas, ar kooperacijos, tai mano požiūriu tai nėra tvarus judumas. Tai tvarus judumas, mano supratimu, yra keliavimas viešuoju transportu, be motorių transportu arba pėsčiomis. Ir dar buvo viena klausimo dalis, kodėl tai yra... Kodėl tai svarbu klimato kaitai, taršai? Kodėl tai yra svarbu klimato kaitai, tai taip, nes transporto sektorius, pavyzdžiui, Lietuvoje yra vienas iš pagrindinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų iš tų sektorių už tai atsakingų, pats pagrindinis ir jo emisijos vis auga, kaip pavyzdžiui, kokios nors energetikos sektoriaus emisijos mažėja. Ir pagrindė tai yra kelių transportas ir visų pirma lengvieji automobiliai. Tai reiškia, kad jeigu mes norim pasiekti klimato kaitos tikslus, sušvelninti tą klimato kaitą, tai reikia koncentruotis į tą transporto sektorių ir visų pirma į lengvuosius automobilius, bent jau Lietuvos kontekste, aišku, ir viso pasaulio kontekste, bet aišku, lengviausia šnekėti apie Lietuvą. Ir minėjai prieš tai, kad klimato kaita Lietuvą Europoje, čia bent jau to tyrimo ankstesnio rezultatais labiausiai paveikia. Ar tai dėl to, kad pati Lietuva daugiausiai ten tų emisijų palyginus išskiria, ar tai dėl to, kad kitos šalys išskiria ir mes tiesiog daugiausiai žalos patiriam? Tai aš dar tik tais noriu pataisyti, kad tą tyrimą, kur aš citavau, tai jie analizavo tiesiog kelis rodiklius, kurie keičiasi jo dėl klimato kaitos, bet jeigu kalbant apie jau tuos klimato kaitos padarinius, kaip pavyzdžiui sausros, liūtis, kažkokios vandens pakilimas, žodžiu, tokius audras, tokius ekstremalius kažkokius tai reiškinius, tai Šiaurės Europai ir tuo tarpu Lietuvai yra išvis nenumatoma, kad mums kažkas keisis. Tai ir mane šitas irgi dalykas nustebino, nes aš praeitą semestrą rašiausi paskaitą apie klimato kaitą ir aš galvoju, aš dabar studentam papasakosiu, kaip mums čia visiems bus blogai ir aš žiūriu tuos naujausius tyrimus, kad mums nieko nenumatoma. Ta prasme, kad pas mus klimatas iš viso švelnės, ten, nežinau, derliaus periodas ilgės ir mes vos nei pliusą išeisim dėl tos klimato kaitos. Ir šita komunikacija gal šiek tiek yra pavojinga. Teisybė. Bet aš dabar taip pagalvojau iš tos kultūrinės gal pusės, kad vis tiek Lietuva palyginus, mes labai vertinam gamtą, kurią mes turim. Ir puoselėti ją irgi labai svarbu ir tai atėjęs iš viso iš seniau, iš dar seniau, kur mes vertidavom tą visą gamtą, aukodavom jai. Tai gal ir tas šiek tiek prisideda, kad dėl to žmonės ir turi to, ir išvaro gyventi į miškus ir panašiai. Tai gal kitose šalyse tiesiog nėra tas toks kultūrinis pagrindas toks svarbus, kaip galbūt mums. Aš galvoju, kad tai ta kultūra tai turi turbūt labai didelę reikšmę, kaip mes kokius sprendimus mes priemam gamtos atžvilgiu, bet aš galvoju, aš kaip matau, yra tam tikri konkuruojantis interesai visą laiką. Ar tu renkiesi, pavyzdžiui, nes tarkim, turbūt paklaustum žmonių, ar jums rūpi aplinkos kokybė, ar jums rūpi gamta, ir dauguma turbūt atsakytų taip. Tai bet yra ir tam tikri konkuruojantis tie interesai, konkuruojantis ketinimai, tai tarkim kažkokie tai instrumentiniai dėl patogumo, dėl netgi kažkokio tai simbolinio, tarkim, to elemento, kad, tai kaip aš dabar važiuosiu viešuoju transportu. Ir man gamta labai rūpi, bet kaip aš dabar važiuosiu viešuoju transportu. Aš turiu parodyti savo BMW. Taip, aš turiu parodyti savo ten naują automobilį, tai man atrodo, kad yra, ta prasme, turbūt turi lietuviai pasižymę, bet aš manau, kad čia įvairiose valstybėse žmonės prisirišę prie to savo gyvenamosios vietos, kad tai nėra, kad mums nerūpi, bet turbūt kiti dalykai, tie instrumentiniai ar kažkokie socialiniai rūpi tiesiog labiau. Jo, ir manau vis tiek didelę dalį užima tai, kad žmonės tiesiog nežino tikrosios, galbūt tikrųjų padarinių, kas gali nutikti, jeigu toliau ir naudojama bus. Nes vis tiek, manau, žmogus mano, kad, ką aš darau, tai netiek daug ir paveikia galbūt aplinką ir galbūt tiesiog trūksta tos informacijos ir pagrindė dėl to visi žmonės tokie, čia, nieko blogo tokio nėra, nes manęs tai irgi nepaveikia tiesiogiai tiesiog.
Aš gal ne visai sutikčiau su to faktu, kad trūksta informacijos. Man atrodo, kad tos informacijos tai tikrai yra. Man atrodo, trūksta tos tokios motyvacijos. Iš esmės, kad yra lengva sakyti, kad man tai rūpi, bet visiškai kitas dalykas, kai tai praktiškai iš tikrųjų, turi imtis ir daryti ir elgtis kitaip, kai turi keisti savo gyvenimo būdą, nes, vis dėlto tvarus judumas, mašina daugelio žmonių gyvenime, arba viešas transportas kitu atžvilgiu, yra viena iš didžiausių dalių, kaip pasiekti darbą, pasiekti artimuosius, pasiekti draugus, nuvykti į renginį, kažką veikti, net ir maistą gauti kažkaip, nes vis dėlto, jeigu apsipirkti visai šeimai reikia, yra lengviau, kai turi mašiną, gali mašiną viskas susimest, parvažiuoti ramu. Jeigu viešoji transportui, jau yra kitokia problema. Tai, man atrodo, tai yra, kaip ir Jonė minėjo, kad tas instrumentinis visas dalykas, kad nors ir kokias mes tas vertybės turėtume, nebent jos yra ypatingai didelės, jau kažkokios jau toks mano viso gyvenimo čia svarbiausias dalykas aplinkosauga, man atrodo, tas vertybės vis dėlto uždengia tas noras gyventi paprasčiau, noras gyventi patogiau ir, man atrodo, tas yra didelis labai stabdis. Tai aš irgi sutinku, kad informacijos tikrai yra pakankamai, bet ką dabar tos aplinkosauginės elgsenos tyrimai beveik visi tą ir sako, kad informacijos teikimas apskritai nėra, tai net nėra jokia efektyvi technika, kad kažkaip, kad informuosim žmonės, dabar jie žinos ir pakeis elgseną, nes anksčiau būdavo tos teorijos, kad žinojimas lemia elgseną. Tai jeigu žmonės žino, bet iš dalies irgi negaliu taip jau visiškai nesutikti, nes tarkim, galvoju, kur buvo rudenį potviniai, tos liūtys Valensijoje ir paskui, man atrodo, Valencijos politikas kažkoksai pasakė, kad dabar mes žinom, kad klimato kaita žudo, nes jie iš tikrųjų savo kailiu patyrė tą visą siaubą, kad iš tikrųjų mirė žmonės ir kaip tai yra, kokius padarinius gali atnešti, bet tai yra labiau nežinojimas, o patyrimas, kad tu nežinai, bet tu patiri savo kailiu ir tada tu suvoki, o dėl tos informacijos teikimo, tai jo, man atrodo, kad yra pakankamai informacijos ir žmonės yra pakankamai informuoti ir tada klausimas yra, tai kokios tos priemonės tada paskatintų žmonės keisti elgseną ir aš kažkaip pastaruoju metu linkstu link to ir vis girdžiu, kad jau nedrąsiai vis daugiau mokslininkų sako, kad iš tikrųjų mes be draudimų nieko nepasieksim. Kad tai tu negali apeliuoti į kažkokią tai sąmoningą žmonių sprendimų priėmimo procesą ir tikėtis, kad jie ir čia net nekaltinant, taip sakau, nes aš lygiai taip pat, ta prasme, elgiuosi kaip ir visi žmonės, čia net nekaltinant, bet tiesiog mes negalim pasitikėti savim, kad kažkaip mes dabar čia imsim ir pasikeisim, kad turi įeiti tie draudimai galų gale. Ja, aš kaip tik ir norėjau sakyti, kad realiai draudimai turėtų būti vienas iš tų, kurie paspartintų tą, elgesio pasikeitimą, bent jau gal kažkokį žemesnį biškį bent jau. Tik tais, kad reiktų komunikuoti apie juos, paaiškinti žmonėm, kodėl tai yra, nes, tarkim, kaip, nežinau, ten gatvės yra siaurinamos miestuose, tarkim, kur Kęstučio gatvės susiaurino, padarė dviračių taką ir visi žmonės pyksta, kad kodėl čia yra siaurinamos tos gatvės. Bet aš niekur nemačiau, kad jiems būtų paaiškinta, kodėl tai reikia. Ir tada labai natūralu, kad žmonės pyksta, nes atrodo, kad tai čia mums specialiai bando nepatoginti tą. Tai taip, bando nepatoginti, bet su geru tikslu. Bet su geru tikslu, taip. Man atrodo, dar, aš kažką norėjau sakyti, dabar užsimiršom. Nesvarbu. Aš norėjau paklausti, dėl to aš girdėjau, žadėjo, ar jau, žodžiu, nesvarbu, dėl to draudimus suteikti žmonėm ir apskritai mokestį, jeigu tu šiukšlės meti, pavyzdžiui. Ir aš girdėjau, kad kažkada norėjo padaryti tą būtent taisyklę ir įstatymą ar kažką tokio, kad būtent turėtų... Jei nerūšiuoji, ta prasme. Jo, ir apskritai, ne tai, kad ir nerūšiuoji, bet jeigu tu ir gatvėj, pavyzdžiui, meti šiukšlės, kad gali gauti baudą. Bet tu ir gali gauti baudą, man atrodo, jeigu meti šiukšlės. Man atrodo, nes ir dar kažką mačiau, kad ir prie konteinerių, man atrodo, pavyzdžiui, kur būtuose būna ta dideli, kad irgi, jeigu ten kažkaip prišiukšlini ir, man atrodo, net nuotraukas gali siųsti. Taip, nes man atrodo yra filmuojama, kad jeigu tu tenais kažkokią tai buitinę techniką meti ir taip toliau. Bet aš manau, kad čia irgi yra tas, kaip čia, paskatinimo klausimas arba baudimo klausimas. Tai, tarkim, su rūšiavimu, kur yra mūsų
taip pakeitė vieną labai paprastą dalyką, kad apmokestino tarą ir staiga lietuviai pirmauja pasaulyje rūšiavime. Tai čia toksai kaip yra paskatinimas. Tai va irgi šiaip sako, kad bet kokiam elgsenos keitime tos paskatos jos yra efektyvesnės negu kad bausmės kažkokios. Tik tais va tas įgyvendinimas, kaip tada praktiškai turėtų atrodyti, kad žmogui kaip reiktų, kokiomis paskatomis reiktų skatinti, kad jis, tarkim, keliautų tvariau, ar apskritai bet kokią tai aplinkos sauginę elgseną užsimtų. Aš kažkaip buvau pamačius, aš dabar, aš arba susapnau šitą, arba aš kažkur mačiau, kad tu gali, kaip ir minėjau, tu gali fotkinti, jeigu tu pamatai, kad kažkas netaip, ar ten šiukšlės netaip surūšiuotos, nei tos konteinerius, kur reikia, ir tu gali fotkinti ir siųsti, ir už tai gauni kažkokį ar nuopelną, ar kažką tokio. Gali būti. Nes į Kauno švarą kažką aš mačiau, kažkur reklamą, arba prisapnau, nežinau, bet kažkas rezonuoja. Tik tai čia turbūt dar likęs toksai, nežinau, ar Lietuvoje, kad tu skūndi, bet šiaip iš tikrųjų taip neturėtų būti, tiesiog. Vat prieš tai užsiminėm apie tą būtent klausimą, kurį ir norėjau klausti, kad būtent, iš mūsų psichologijai mokino, kad behaviorizmas būtent ir Skinneris, toksai vienas iš behavioristų, sako, kad apdovanojimai vis dėlto yra geriau negu bausmės ir efektyviau. Ir man atrodo, kad bausmės galbūt turi tokį baimės aspektą sukelia labai, kad tu nedarai, nes tu bijai tos bausmės. Bet tai nėra, tai labiau reaktyvus dalykas, gal taip pasakyčiau, kad kažką blogo padarai ir reakcija, kad aš gaunu kažką blogo, aš tada daugiau ateityje gal nebedarysiu kažkaip taip. O jeigu tu kažkokį apdovanojimą naudoji, pavyzdžiui, taros apmokestinimas, bet tai irgi, ar ten toks apdovanojimas konkrečiai? Bet čia turbūt nėra apdovanojimas, aš irgi nemanau, kad čia taip klasifikuotųsi kaip apdovanojimas, nes čia tiesiog, man atrodo, labai paprastai sudarytos sąlygos, kad tu nelabai turi pasirinkimo tada. Nes, iš esmės, čia toks kaip ir bausmė yra iš pradžių, nes padidino kainas 10 centų ir tada tu gali, kad gautos 10 centų atgal. Tai čia toks ar apdovanojimas, ar sunku įvertinti, bet galbūt su viešoju transportu, kur yra, tarkim, žiogas, kad ten, kai išleidi 5 eurus, tada tau nemokamai visą likusį mėnesį. Galbūt čia toks kaip ir apdovanojimas, kad tave skatina, kad tu galiausiai tau bus pigiau. Jeigu tu važiuosi ilgesnį laiką, tau bus pigiau. Ir man atrodo, kad tai skatina galbūt tokį kaip ir, nežinau, proaktyvų elgesį, kad jeigu darysi šitaip ir po to norėsi vis daugiau, kad gauti daugiau tų apdovanojimų tokių kaip ir, kad sieksi daugiau to ekologiškumo. Aš dabar galvoju turbūt tokius dalykus, kad šiaip sako, kad tas finansinės tos paskatos, jos yra efektyvios trumpuoju laikotarpiu, netgi labai efektyvios, bet ilguoju laikotarpiu sumažina tą vidinę motivaciją elgtis tuo būdu kažkokiu skatinamu. Ir man atrodo, 73 metais buvo tai jau labai senai padarytas vienas toks tyrimas, kur mažiems vaikams jas tiesiog susodino, liepė piešti, tai čia turbūt psichologijos tyrimas, jiems liepė piešti, jie piešė ir tada jiems pradėjo siūlyti piniginį atlygį už kiekvieną nupieštą piešinį. Ir ką pastebėjo, kad vaikai pradėjo piešti daug daugiau tų piešinių, daug prastesnės kokybės ir kai atėmė tą piniginį atlygį, jie jau nebenorėjo piešti. Ta prasme, jie nebejautė jau motyvacijos, jiem nebepatiko piešti. Tai čia taip galima gal tos rezultatus taip generalizuoti, tai kad ta finansinė paskata yra efektyvi trumpuoju laikotarpiu. Bet aš galvoju apie tas paskatas, gal jos nebūtinai turi būti kažkokios tai apčiuopiamos, bet aš tai manau, kad labai stiprus mechanizmas ir labai tokia stipri paskata būtų tas socialinis pripažinimas. Nes tarkim dabar yra, kai važiuojam kažkokiu tai automobiliu, mes kaip ir gaunam tą socialinį pripažinimą arba bent jau išvengiam tos socialinės bausmės, kurią šiaip gautumėm važiuodami viešuoju transportu. Kad gėda tuo viešuoju transportu važiuoti, kažkaip kaip pagalvoju, yra taip keista ir taip tik tais mums būdinga, ne? Kai ten, tarkim, vakarų Europoje, kur metro yra, tarkim, išvystyta, kur žmonės miestuose gyvenantis turbūt... Net keisčiau, kad tu turi mašiną ar vairuoji. Taip, tai yra taip keista, bet man atrodo, kad mes turim tą tokią kažkokias tai socialinės sankcijas, jeigu mes nevažiuojam kažkokiu tai renkamės, tarkim, važiuoti viešuoju transportu ypatingai. Bet ir šiaip būna tie žmonės, kurie seniau važiuodavo ir dabar turi mašiną ar važinėjasi, tai irgi tas toks nustatymas, aš daugiau gyvenime negalėčiau. Ir čia man gėda važinėtis, kad kaip aš čia taip žymiai patogiau ir žymiai geriau ir panašiai. Taip, toksai pristatymas to viešojo transporto kaip kažkokio tai
kas nusakau, aš tiesiog net neturiu ką pakomentuoti, man žiauriai keista yra, kad taip yra Lietuvo, nu bent jau Kaune. Man tai labai, man atrodo, akivaizdžiai vos nerodo tą tokį statuso konkursą, kad iš esmės bet kokiu būdu parodyti tą tokį statusą, kad aš aukštesnis už kitą esu, kad aš geresnis už kitą ir mašina gali būti vienas iš tų, kad jeigu tu vairuoji prabangę gražią mašiną, dabar galėsi atvažiuoti ir parodyti visiems, o kokia pas mane mašina, kaip aš čia, koks aš kietas. Kai tuo tarpu, kai tu važiuoji viešoju transportu, nu tu niekaip negali, man atrodo, parodyti, kad tu esi kažkuom aukštesnio statuso už kitus, kurie važiuoja. Aš atsiprašau, kad pertraukiau. Viskas gerai. Man atrodo, čia ir yra tas vienas esminių tų statusų simbolių, tai automobilis ir ta kita medalio pusė, tai jeigu tu važiuoji viešoju transportu, kad... Bet galbūt ir būtų motyvacinis, kad padaryti tai statuso kažkokį rodiklį, kad aš esu žmogus, kuris rūpinasi gamta, pavyzdžiui. Aha, ir aš šiaip galvojau, kokiom priemonėm reiktų padaryti, tai aš manau, kad šiaip galėtų, tarkim, jeigu kalbant apie darbovietės, tarkim, darbovietėse kažkokios tai iniciatyvos būtų, tai tarkim, kad kažkokį pripažinimą visų pirma pačios darbovietės gautų, kad jos skatina savo darbuotojus perimti tas vertybės kažkokias tai aplinkosauginės. Bet kita vertus, man atrodo, kad yra neišnaudota galimybė influencerių. Nes man atrodo, kad jeigu influenceriai pradėtų propaguoti tam tikrą gyvenseną, man atrodo labai greitai, nežinau, kiek ilguoju laikotarpiu išliktų tas dalykas, bet aš manau, kad jeigu koks nors garsus influenceris ar influencerė pravažiuotų autobusu, tai aš esu beveik įsitikinus, kad tikrai prisipildytų žmonių, kurie bent jau gal ne tiek, kad iš karto gal ir nepadaugėtų žmonių, bet man atrodo labai pasikeistų tas, kad tai... Mąstymas tas visas. Tas mąstymas, kad padaryti tai kaip kažkokį tai kietą dalyką, kad tu keliauji ir tu rūpinėsi čia ta gamta. Bet ir šiaip dėl tų autobusų, tai aš manau irgi galbūt daugiau važiuojančių žmonių, jeigu tiesiog daugiau srautų padarytų, kur kas važiuoja. Nes, pavyzdžiui, kartais tiesiog sunku nuvažiuoti kitos vietos ir turi arba labai ilgai važiuoti, arba pro aplinkui vien dėl to, kad tu važiuoji su autobusu, o kai su mašina yra žymiai patogiau. Tiesiog, kad tu tokių maršrutų daugiau atsirastų, galbūt, kur nuveža į tolimesnės, pavyzdžiui, kažkokias galbūt vietelės, vien dėl tai to. Tai čia yra tie turbūt jau tokie objektyvūs kažkokie apribojimai, kur ar maršrutų trūkumas, ar kad ilgai reikia laukti, kur, objektyviai žmonėms apriboja ten tą visą judėjimo laisvę, tai čia kas be ko, bet man atrodo, kad juos išspręsti yra daug lengviau negu kažkokius tai tokius neapčiuopiamus dalykus, kas ten mūsų galvoj dedasi, kodėl mes nesirenkam, nes kažkaip aš pastebėjau, kad šitą temą kalbant, tai aš visą laiką kalbu apie tą tvaraus judumo poreikį ir stengiuosi pabrėžti, kad tas tvarus judumas, jisai turbūt nėra visiems skirtas, jisai jo negali, turbūt ne visi gali iš tikrųjų tvariai gyventi, jeigu gyveni ten, nežinau, 30 km už Kauno ir tau reikia vaiką, turi ten kelis vaikus, reikia visur suvežioti ir pats dirbi per 2 darbus. Tai gal tu tikrai negali su troleibusu visur apvažinėti, objektyviai, tau yra neįmanoma. Bet yra ir labai daug situacijų ir aš iš savo patirties žinau, kad man yra, tarkim, Maxima 5 minutės kelio nuo mano namų, bet man ir Maxima skiria požeminę perėją. Ir jeigu man reikia, aš tarkim į darbą važiuoju dviračiu, bet jeigu man reikia į Maximą, aš nuvažiuoju su mašina. Ir aš niekaip negaliu šito paaiškinti. Ir tos trumpos tokios kelionės, kurios yra visiškai bereikalingos, jos ir labai reikšmingai prisideda prie tos visos taršos. Man irgi čia iš gėdos pusės gal labiau toksai, kad aš kai gyvenau centre, centras turbūt yra Kauno labiausiai vieta, kur geriausias susisiekimas su beveik visur kitur, nes beveik viskas važiuoja į centrą ir nuo centro beveik bet kur gali nuvažiuoti. Nuoširdžiai su autobusu beveik nevažinėjau. Aišku, šiaip beveik nevažinėjau niekur, bet tiesiog, man atrodo, yra tas toksai jau įpratimas ir kai tai yra patogumas, tiesiog labai sunku to patogumo atsisakyti. Nes tai tada ateina iki to, kai, man atrodo, tas motyvacija, kai tai yra tokia vertybė, kuri vėlgi abstrakti yra, kad aš dabar galėčiau važiuoti su mašina ir turėčiau patogiai, kur iškart gaunu tą malonumą, man iškart patogiau, man iškart fainiau, kad aš neturiu eiti, neturiu ten važiuoti su autobusu. Kai tuo tarpu kita alternatyva yra, galiu nevažiuoti su mašina, bet tada ilgainiui aš prisidedu vertybę, kokią aš gerai darau, čia nekenkiu gamtai. Ir tai yra tokia abstraktus malonumas, kuris iš esmės, ar tu jį iš tikrųjų pajauti momente, retai kada. Ir ta motyvacija taip ir statyti yra labai tiesiog sunku, kai tai yra vėlgi, kažkas neapčiuopiamo. Oi, jo, aš tiesiog norėjau labai, dabar mes šnekėjom, kad
apie tos visus ir neigiamus dalykus, ir kaip mes ir kenkiam ir panašiai. Tik aš norėčiau kažkaip labiau išskirti konkrečiau, vat, ką galbūt kiekvienas mes galėtumėm prisidėti prie to tvaraus judimo, bent jau kropelytę, bent jau galbūt kažkokią dalį savo įprasto gyvenimo pakeisti, kad bent jau kažkiek galėtumėm prisidėti. Pavyzdžiui, kas tai galėtų būti? Kalbėjom apie autobusų važinėjimą ir panašiai. Tai atsakant iš tai ir paskui reaguosiu dar, ką tu pasakei, tai aš kažkaip nežinau dabar, turbūt paprastas atsakymas tai būtų atsisakyti automobilio ten, kur galima jo atsisakyti. Aš nežinau kitų, tarkim, sakau, yra daug tokių, kaip ir traktuojamas, kad tvarus judumas, tarkim, yra elektromobilis. Kas yra, aš nežinau, kodėl mes galvom, kad tai yra tvarus judumas, nes tam, kad jeigu mes, pavyzdžiui, ką yra ES nusibrėžus iki 2050-ųjų, kiek turi būti elektromobilių, ir jeigu mes tą tikslą iš tikrųjų praktiškai gyvendintumėm, tai mes tiesiog išnaudotumėm visus retuosius žemės metalus, kurie yra naudojami pagaminti tom baterijoms ir mums net neužtektų tų retųjų žemės metalų. Šiaip kiekvieną gamtai, kai pačią tą mašiną darai. Taip, nes eksploatacijos metu tai gal jinai ir neišmeta tų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, bet pagaminti ją yra išmetame daugiau net šiltnamio efektą sukeliančių dujų negu paprastą automobilį. Ir tarkim, net ir tos eksploatacijos metu, kai nuo stabdžių kyla tos visos kietosios dalelės ir taip toliau. Kitas yra irgi, kur vertinamas kaip tvarus judumas eko vairavimas, kur aš dabar vis dažniau girdžiu, kad jeigu stabdai, matai šviesoforą stabdai, įmesti kažkaip ant laisvo ir riedėti, arba labai negazuoti ir tu čia taupai kažką, man čia yra tas pats kaip išjungti šviesą išeinant iš kambario, čia nėra kažkokia tai aplinkosauginė elgsena. Bet ir šiaip būna mašinose, kad gali kažkiek kilometrų važiuoti ekologiškai. Tipo. Kažką esu girdėjęs, mano tėtis turi mašiną, jinai yra kaip ir pusiau elektrinė kažkaip. Hibridas toks. Jo, hibridas. Ir kažkiek kilometrų, kažkiek laiko gali važiuoti tipo ekologiškai. Tik aš nelabai suprantu, kaip tai realiai ekologiškai yra. Tai bet aš dabar tai žodžiu, nusakau, kad turbūt čia irgi įeina į tą, kad yra visokių būdų, kaip ir bandoma pritemti, kad tai yra kažkoks tai aplinkosauginis, aplinkai draugiškas vairavimas ar aplinkai draugiškas keliavimas automobiliu. Tai aš manau, kad jeigu iš tikrųjų galvojam apie tą tvarų judumą, tai nesakau, kad aš nemanau, aš ir pati to automobilio nesu visiškai atsisakius, bet tiesiog įsivertinti, kuriuose kelionėse aš galiu keliauti be automobilio, kuriuose ne, nes kai tu tiesiog aklai renkiesi iš įpročio keliauti to automobiliu, tai turbūt dalis kelionių tikrai lengvai gali būti atliekamos kita transporto priemonė. Ir ką tu minėjai dėl to keliavimo, kad gyvenai centre ir keliavai visur automobiliu, nors galimybės visos buvo turbūt tiesiog pėsčiomis nueit. Tai man atrodo, čia ir yra svarbus dalykas, nes yra toksai kaip tas psichologinis konstruktas suvokta elgesio kontrolė. Kiek mes galvojam, kad mes esam, kad mums lengva atlikti tam tikrą elgseną. Ir ta suvokta elgesio kontrolė, jinai atspindi tiek objektyvius kažkokius tai veiksnius, kad tarkim maršrutų trūkumas, arba kad ilgas keliavimas tais maršrutais, arba nepatogu, arba šalta, bet kartu ir atspindi tuos vidinius kažkokius barjerus. Ar valios trūkumas, tarkim, ar turbūt pagrindėta tos valios trūkumas. Ir aš labai dažnai girdžiu, kad kai aš kalbu šitą temą, aš kažkaip stengiuosi visą laiką pabrėžti, kad aš lygiai taip pat keliauju tuo automobiliu kartais, kur man nereikia. Bet žmonės dažnai įsižeidžia, kai aš kalbu šitą temą ir pradeda sakyti, kad tai man, kad pradeda vardinti kažkokius išorinius barjerus, kurie trukdo jiems keliauti, atsisakyti to automobilio. Bet dėl to aš ir sakau, kad man atrodo labai svarbu yra ir įsivardinti savo, kad ne vien išoriniai barjerai yra. Yra ir labai daug tų tokių vidinių psichologinių barjerų, kas mums neleidžia atsisakyti to automobilio. Ir aš manau, šiaip su tais, būtent tais barjerais, man atrodo, tie psichologiniai, tie vidiniai barjerai, jie, manau, akivaizdžiai, kadangi vis tiek tai paveikia tavo pasaulėžiūrą, tai paveikia, kaip tu supranti viską aplinkui tave. Ir tai labai lengvu būdu, per tokį kaip ir vadinamą racionalizavimą, gali paveikti, kaip tu supranti tos objektyvius barjerus išorinius. Nes aš tuo metu tai irgi galėjau savo sakyti, bet čia nepatogu, man čia tie maršrutai irgi ten nueiti iki to, po to, kol nuvažiuosiu, po to su maišais grįžti. Čia dar lyja šiandien, nors aš turiu pilną striukių, kurios neperlyjamos.
tų barjerų galima prisigalvoti bet kada ir problemų galima su bet kuo rasti. Dėl to, man atrodo, yra kartais, kaip ir tu pati sakei, kad pirmiausia reikia atsižvelgti į kodėl aš dabar savo pats, pasakysiu gal negražiai, mėtau atmazus. Koks to tikslas? Ar aš bandau savo kažką įrodyti? Nežinau, ką tada bandau savo įrodyti. Ar aš bandau kažką kitiem įrodyti ir koks to tikslas? Iš tikrųjų, kodėl aš norėčiau važiuoti su viešuoju transportu ir ar tas noras važiuoti su viešuoju transportu kažkokia vertybė yra man svarbesnė negu tas kasdienis patogumas. Toks, kuris realiai nėra net ypatingai didelis patogumas. Ir man atrodo, tavo pasisvėrus gali būti labai geras toks susivokimas, kad gal vis dėlto iš tikrųjų geriau man yra nueiti tiesiog ir sveikiau man nueiti, dar ir pavaikščiosiu ir viską. Tas toksai pasikalbėjimas su savimi. Bet aš galvoju, šiaip įdomus dalykas, aš pagalvoju, gal čia yra susijęs su tuo kažkiek tuo politkorektiškumu, kad gal mes tą aplinkosaugą ir tą klimato kaitą, aš jau šiaip senai pastebėjau, kad jinai yra tapus tarsi tokia kažkokiu labai labai stipriu diskursu, kuris yra taip, mes tiek daug apie tai šnekame ir atrodo, kad tai yra tokia didelė mūsų gyvenimo jau visų dalis, kad tampa kaip ir, jeigu pasakytų kažkas, žinokit, man nerūpi. Man tiesiog nerūpi, aš tiesiog važinėsiu to automobiliu ir man nerūpi tos ateities kartos ir nerūpi. Ir atrodo, kad toksai demonizuojamas būtų toksai pasakymas ir gal tada žmonės ir ieško kažkokių atmaskių, kaip sakai, tam, kad, kaip ir baisu turbūt pasakyti, kad man nerūpi. Kad tu geras esi. Taip, kad tiesiog toks apsimetinėjimas. Taip. Tai vat, ypatingai svarbu, kad pats su savim to nedaryt. Su kitais, turbūt neišvengiamai tai darys, bet koks žmogus, bet geriausia turėti tą pokalbį su savim ir pačiam įsivertinti savo, ką tos vertybės iš tikrųjų reiškia. Ir šiandienos kaip ir laida jau kaip ir į galą eina. Tai dar kartą dėkojam, kad galėjai pakalbėti apie šitą temą ir apšviesti tiek mus, tiek tikimės, kad žiūrovus. Ir iš esmės gal apibendrinant, tai kokie galbūt būtų to pagrindiniai žodžiai žmogų, kuris galbūt svarsto, ar man čia judėti tvariai, ar koks skirtumas iš to yra, ar kokie patarimai. Tai turbūt aš tai pagrindę sakyčiau ir ką savo doktorantūros tyrimo metu atradau, kaip turėtų vykti ta komunikacija, tai kad visiškai neminėčiau, gal ne tai, kad visiškai neminėčiau, bet daug mažesnę reikšmę skirčiau klimato kaitai ir aplinkos taršai, o tiesiog koncentruočiausi ir pasakyčiau, kaip žmogui pačiam sveikatai yra geriau, kad jis arba jie atsisako to automobilio ir, tarkim, keliauja aktyviais kažkokiais, tai ypatingai aktyviais pėsčiomis, dviračiu, netgi ir keliavimas tuo viešuoju transportu prisideda prie sveikatos turbūt, nes tu tiesiog gali atsisėsti į tą autobusą, įsijungti ausines ir čilinti, kol tu ten kažkur tai važiuoji ir visiškai nesinervuoti, nes turbūt aš kai vairuoju, tai aš visą laiką nervuojuosi sėdėdama dėl tų kamščių, dėl tų vairuotojų, dėl visko, tai tiesiog visais sveikatos aspektais, tiek fizinių, tiek psichologinių yra geriau keliauti be automobilio. Bet ir šiaip, jeigu tu vis tiek labiau žmonėms pasakoji iš tos prizmės, kaip paveikia juos, jie galbūt net labiau atkreipi dėmesį, nes tai tave jau tiesiogiai paveikia, ne šiaip aplinka, galbūt kažkada kažkur aplinka bus paveikta, bet jeigu tu tiesiogiai būsi paveiktas, tai visi galbūt labiau atsižvelgsi į tai, kai tau kažkas kažką sako. Taip, tai čia vienareikšmiškai, nes su tavim, su tavo kūnu yra susiję. Taip, tai šiandienos laidai yra viskas. Ir tikimės, kad žiūrovams labai patiko. Dar kartelį dėkojame daktarei Jonei Vitkauskaitei Ramanauskienei už savo įžvalgas į šią temą. Ir šiandien bus viskas. Iki. Ate. Viso. Ačiū viso.